Tragedija Kelmės rajone, kai mirė ką tik pagimdytas kūdikis. Šios ir kitos naujienos po akimirkos, likite kartu. Iki. Antradienis 6:30 ir tai yra LNK žinių metas. Ačiū, kad žiūrite. Aš Lina Kairytė ir štai ką šį vakarą matysite. Dėl vilos Graikijoje prie sienos remiamas Gabrielius Landsbergis staiga pasiėmė nemokamų atostogų. Turbūt, kad žmonės turi teisę paprašyti nemokamų atostogų, paprašo atostogų ir jeigu aš galiu jas suteikti, suteikiu. Bet Seimo opozicija ministrą apklaus priverstinai ir jau parengė klausimus, kuriuose šeimos vila vadinama rūmais. Tie klausimai mums kyla nuolat ir dažniausiai iš tų klausimų yra išsityčiojama. O kitas konservatorius Andrius Vyšniauskas neteko neliečiamybės. Dabar Seimo narys taps įtariamuoju ir bus apklaustas. Generalinė prokurorė pateikė įspūdingus skaičius. Vyšniauskas galimai suklastojo 19 dokumentų. Tokiu būdu apgaulė įgyjant svetimą turtą. Jokių detalių aš nekomentuosiu. Nes nežinot, ar nenorit. Jokių detalių aš nekomentuosiu. Ukrainiečiai per savaitę Rusijoje jau užėmė tokio dydžio teritoriją, kokią Rusija Ukrainoje užgrobė per šiuos metus. Kremlius į Kursko sritį siunčia rezervą, o mieste, kur stovi atominė, griaudi sprogimai. Svietų nėtų. Nėra nei šviesos, nei ryšio, nei vandens. Nieko. Atrodo, visi išskrido į kitą planetą, o tu likęs vienas. Tragedija Kelmės rajone. Ne savo norų namuose pagimdžiusi moteris prarado vaiką. Gimdyvė ir jos vyras tik prasidėjus sąrėmiams kvietė greitąją. Tačiau po 40 minučių atvykę medikai pamatė, kad reikalai prasti. Suprato, kad kažkas komplikuotai ir padarė prakirpimą viską ir kai pradėjo eiti sėdinytę, suprato, kad sėdinė nepirmėga. Kas mokės už ambicingą valdžios planą? Po 6 metų Lietuvos gatvėse turi nebelikti net 40% dizelinu ir benzinu varomų automobilių. Čia nesąmonės vyksta. Nusivylęs. Mes galvojam, kad tas tikrai įmanoma. Įspūdingas sidabrą iškovojusios Dominikos Banevič sutikimas Vilniaus oro uoste. Olimpinės vice-čempionės laukė ne tik būrys gerbėjų, gėlės, bet ir staigmena – prabangus automobilis dovanų. Šis automobilis, elektrinis Mercedesas, yra tavo. Ačiū. Ačiū. Ir apie Kaune apsigyvenusi animacinio filmo herojų, kuris akimirksniu tapo zoologijos sodo pažiba. Tik bėda, kad jis nuolat miega. Būna ir taip, kad jisai pabunda tik tai kokią 9 valandą vakaro. Konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis dar bent savaitei išvengė klausimų, kodėl jo šeima rusams ruošiantis invazijai į Ukrainą įsigijo vilą Graikijoje. Taip pat, ar pirkinio nepaskatino Landsbergiui prieinama nevieša informacija. Žiniasklaidai paskelbus apie vilą Graikijos saloje, Landsbergis prasitęsė atostogas. Kol atostogauja, Landsbergio pavardė kelia intrigas ir dėl konservatorių bandymų jį prastumti į eurokomisarus. Vis nepasiūlant kandidato oficialiai, Laisvės partija, kurio žodis nieko nelemia, siūlo savo sąrašą – 10 stiprių moterų. Seimo pirmininkė pripažįsta, batalijos dėl eurokomisaro tapo pajuokos objektu. Gedas Alyga tęsia. Seimas šiandien neturėjo rinktis. Sukviestas neeilinis posėdis, kuriuo epicentre konservatoriai